Sveiki, taigi esu kelyje ir norėjau su jumis pasidalinti keliomis įžvalgomis apie nuolankumo pamokas arba neklusnumo vaisiai. Taigi mano Utenoje vis man sakydavo: Dominyka, kai meti plastiką į šiukšliadėžę, jeigu tai yra iš nuo maisto produktų, reikia išskalauti. Na žinot, aš sovietinės kartos žmogus dar vis kažkaip išsisukdavau, nusukdavau ir visą kitą. Jinai kartais ištraukdavo iš šiukšliadėžės ir demonstratyviai išplaudavo. Bet kaip supranti visą kitą, tai per daug nekreipi dėmesio. Ir čia užvakar viena sesutė, aš esu Romoje, ir ištraukė mano plastikinį kavos puodelį. Sako, čia tu geriai? Taip, sako, mes plauname. Gerai, jinai paėmė, išplovė, aš labai susinepatoginau. Tada šiandieną valgiau jogurtą per pusryčius, vyresnė sesutė pamatė, aš tikrai nepagalvojus, automatiškai paėmė mano indelį nuo jogurto iš šiukšliadėžės. Sako, tau niekas nesakė, kad mes plauname? Ne. Žodžiu, ir prie manęs išplovė ir išmetė. Tai žodžiu, nejaugi reikia išvykti į Romą arba kažkur kitur, kad išgirstum, kas bandoma sakyti, arba kad pakeisti įsitikinimą arba taisyklę. Tai viena. O antra, aš galvoju, koks žmogus yra turinti žalčio uodegą ir linkęs išsisukinėti. Juk manęs paklausė šiandien ryte vyresnė sesutė, ar tau niekas nesakė, kad reikia plauti? Ir kokia gynyba? Melas. Aišku, kad sakė mano sesutė 2 kartus ar net 3 Utenoje. Tai žodžiu, kaip nelengva keistis ir kaip net ir vienuolė turi žalčio uodegą. Tai žodžiu, išgirskim mažus raginimus, tyrosi šaukiančio balsą kartais per mūsų šeimos narius, bendruomenės narius ir keiskimės. Nėra lengva. Ir man nėra lengva. Gražios dienos visiems kelyje ir galbūt dabar jūs klausysit, skrolinsit ir turėsit progą išgirsti. Iki.